Ar matei 5 keisčiausius gyvūnus pasaulyje? Pirmasis. Visi gerai pažįstame mielą mažą peliuką. Tačiau uždėkime jam kiškio ausis, kengūros kojas ir liūto uodegą. Gausime ilgaausį šoklį. Tai Vidurio Azijos dykumose gyvenanti pelytė. Ten ji rausia urvus, ilgos ausys skirtos ir labai gerai girdėti, ir taip pat labai vėsina karštomis dienomis. Užauga iki 7–9 cm ilgio. Tai yra maždaug kriaušės dydžio. Jos uodega 2 ilgesnė už kūną. Ji šokinėja kaip kengūra ir gali pašokti labai aukštai. Ši pelytė vandens negeria, nes skysčių gauna iš maisto, tai vabzdžių ir augalų. Šis labai mielas keistuolis graužikas pirmą kartą atrastas tik 2007 metais. Tai visai neseniai. Jis tikrai labai mielas, ar ne? Antrasis. Tai mums gerai pažįstama žuvelė, tik tais didesnėmis akimis, kad geriau matytų, vienaragio ragu, kuris padeda medžioti grobį, mažomis kojelėmis ir didelėmis raudonomis lūpomis. Susipažinkite, tai raudonlūpė raja. Ši keistoji žuvis gyvena ramiajame vandenyne, aplink Galapagų salas. Užauga iki 20 cm dydžio. Tai maždaug sąsiuvinio dydis. Ji yra plėšrūnė, maitinasi smulkiomis žuvimis, moliuskais ir krevetėmis. Ji moka vaikščioti dugnu, juk turi kojas. O gal ji ketina vieną dieną išlipti į sausumą pasivaikščioti? Palinkėkime jai sėkmės. Keliaujam prie trečio. Lapė? Ilgakoja lapė? Iš tiesų tai karčiuotasis vilkas. Vilkas? Šis į lapę panašus gyvūnas iš tiesų nėra nei lapė, nei vilkas. Jis yra artimas šunų giminaitis. Gyvena Pietų Amerikoje. Užauga iki 90 cm ilgio, sveria iki 30 kg. Panašiai kaip naminė ožka. Pažiūrėkite, kokie jų mažyliai, tikri šuniukai. Juodas pūkuotas kailiukas, kuris vėliau pasikeičia. Paklausykime, kaip jis kalba ar loja. Jūs dar su mumis? Ketvirtasis. Ar pažįstate bebrą? O antį? Anties snapą priklijuokime bebrui ir gausim ančiasnapį. Šis rytinėje Australijos dalyje gyvenantis gyvūnas užauga iki 50 cm ilgio ir 2,5 kg svorio. Tai truputį mažesnis už naujagimį žmogutį. Daugiausia laiko jie praleidžia upės vandenyje. Puikiai nardo. Tai vieninteliai žinduoliai, kurie deda kiaušinius. Čia matome lizdą su 2 kiaušiniais. Išsiritę mažyliai maitinasi mamos pienu. Visai kaip ir mes, žmonės. Paklausykime, kaip jis kalba. Ir pagaliau penktasis. Ir tai nei medūza, nei drakonas, o mėlynasis drakonas. Iš tiesų čia plikažiaunis moliuskas, jūros šliužas. Tai rečiausias pasaulyje šliužas. Šliužas? Bet kokios gražios jos spalvos. Nuo baltos iki tamsiai mėlynos. Kad ir kaip gražiai atrodytų, iš tiesų jis labai pavojingas. Skaudžiai gelia,
o įgėlimai nuodingi. Nebijokit, mūsų Baltijos jūros pakrantėje jo nerasite. Jie gyvena tik šiltuose Atlanto, Ramiojo ir Indijos vandenynų vandenyse. Dienas leidžia plūduriuodamas vandens paviršiuje. Ant vandens išsilaikyti jam padeda praryti oro burbulai. Juos labai retai bangos išmeta į krantą. Mėlynasis drakoniukas yra labai mažas. Jis užaugo vos iki 3 cm ilgio, maždaug tokio dydžio kaip moneta. Šis gyvūnėlis ypatingas ir tuo, kad ėda gyvus už save daug didesnius padarus. Na, pavyzdžiui, medūzas. Oi, koks nenaudėlis. Štai ir viskas. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitą kartą.